Per 50 gyvavimo metų Ricielių folkloro ansamblis Nendrelė nusipelnė pagarbos kaip vienas tipiškiausių tradicinį dainavimą, ratavimą ir šokimą puoselėjančių ansamblių. Jų repertuare vyrauja tik Ricielių krašto darbo, kalendorinės šeimos, vestuvių, jaunimo, meilės dainos, smulkioji tautosaka. Į repertuarą mielai įtraukiamos ir tremtinių dainos. Visos ansamblietės yra išlaikiusios ricielišką tarmę, kuri gražiai dera prie vingrios ir subtiliai moteriškai atliekamos melodijos. Nendrelės dainininkėms būdingas santūrus, tačiau tvirtas ir aiškus dainavimas. Nešauksminga atlikimo maniera padeda susiklausyti, prisitaikyti prie dainos vedimo, pajausti dainos charakterį. Per 50 metų kolektyvą žiūrovus džiugino daugeliu programų. Jų dainos įamžintos kompaktinėje plokštelėje. Ansamblio dalyvių pateikta tautosakinė medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos instituto etnomuzikologijos skyriaus archyvuose. Ir nors jubiliejinėme renginyje koncertavusios Nendrelė žadėjo baigti savo kūrybinę veiklą, salėje susirinkusieji vylėsi, kad savo pažadą jos netruks pamiršti. Juolab, kad ir pamainos dar neturi, ir dainų bei ratelių, kurių apie 200 moka, daug kas nematė ir negirdėjo.